Pilkame aksomo danguje tingiai slingo apsnūdę debesis. Aš stebėjau juos ir ieškojau galimybės apskaičiuoti jų slinkties greitį per valandą, o taip pat norėjau palyginti mano ir snūdenos judėjimo greičius, kuris kurį turėtume galimybę pasivyti. Mano skaičius galvoje nutraukė stabdomos mašinos padangų kauksmas ir šaižiai veriantis ausis mašinos signalas. Aš žiūrėjau į debesis, tik nei vaizdo, nei minčių nebebuvo. Pramerkiau akis steriliai baltoje palatoje. Mama žiūrėjo į mane lygiai nepažįstama. Aš mamos žvilgsnio taip pat neatpažinau. Supratau, laikas buvo sustojęs. Pažvelgiau pro langą, dangus buvo tuščias lyg apvogtas, bet tyras. Kur tie debesis išplaukė? Jei tą dieną, kai dviračiu turėjau grįžti iš mokyklos, būtų buvęs toks baltas dangus, aš dabar negulėčiau beveidai palatui ir nereikėtų iš naujo pradėti skaičiuoti savo laiko tiksėjimo. Dviratis vaikams suteikia savarankišką judėjimo laisvę ir iš esmės padidina bei įtvirtina jų veiklos galimybes. Ar žinai visas eismo taisyklės? Kelių eismo taisyklių privalo laikytis visi, dviratininkai taip pat. Dviratininkas privalo dėvėti tokius rūbus, kad kiti jį matytų. Šalmas privalomas iki 18 metų, vėliau rekomenduojama jį tik užsisegti. Ne kiekvienas žino, kad po incidento to paties dviratininko šalmo naudoti negalima, nors jis atrodo ir nepažįstas. Statistika rodo, kad dviratininkai daugiausiai skaudžias nelaimės patenka tamsiu paros metu. Dviratininkas turi vilkėti šviesą atspindinčią liemenę arba kitus šviesą atspindinčius elementus. Mažiau svarbi negu regėjimas, todėl nepatartina klausytis ausinukų. Dviratininkai privalo važiuoti vienas paskui kitą. Jei tik įmanoma, privalai važiuoti tik tai dviračio takų. Jei tokių takų nėra, leidžiama važiuoti dešinę kelio pusę. Bet privalai pasirinkti saugų greitį, atsižvelgdama į aplinkos sąlygas, asmeninius važiavimo įgūdžius ir dviračio būklę.